Neviniojam žodžiu, vatą žodžiu. Kartuojam su tavo start. Jo. Tikrųjų, jau kiek čia kelios dienos tik tai likę. Jau kaip išeis podcastas, tai aš nežinau, jau čia gal bus viskas labai labai šviežia, ko gero. Ir ant to tikiuosi žmonės irgi stebės, palaikys. Pasidalinsim transliaciją, pasidalinti federaciją. Mes irgi. Tai žiūrėsim, tikėkimės, viskas bus gerai. O kad bus gerai, tai faktas. Tai kaip tu esi pasiruošęs bendrai, kaip vertini savo tą pasiruošimą šitam varžybom? Jeigu taip viskas supaprastinant, tai žiauriai gerai. Iš tikrųjų, praeitą kartą postinau Instagram pas savo istorijas, ta prasme, for real, pats geriausias prepas, kokį esu tik tai turėjęs. Esu turėjęs įvairių, esu turėjęs daug visai prepų, įvairiom varžybom ir ten pradedant tiesiog kažkokiam local meetam, kai ruošiausi tiek ten irgi Europos, pasaulio čempui, bet šitas pasiruošimas yra geriausias. Ne tai, kad kažkokie grandioziniai buvo PR-ai padaryti, žinai, kaip kartais vertini sėkmę, kiek uždėjai ant kažkurio tai lifto, bet ta prasme, konsistencija ir ant kiek tas procesas buvo pats sklandus man pačiam. Ir ant kiek enjoyable buvo tas procesas. Tai tos perspektyvų žiūrint, tai žiauriai geras prepas buvo. Ir vakar buvo ketvirtadienis, šiandien yra penktadienis, filmuojam penktadienį. Ir vakar jau pradėjau netgi dėti savo daiktus ir ruoštis varžybom, kas yra, dar yra to laiko, ne? Bet jau dabar yra tas toksai pasiruošimas ir atlaukimas toksai didelis. Tai pasiruošęs gerai esu. Pas tave tas laukimas, aš tikiu, kad yra, nes ilgai darai pertrauką, ne? Ilga tikrai. Iki čia beveik 2 metai gavosi, čia be 2 mėnesių, gal 2 metai. Jeigu neklystu. Ne, aš dalyvavau 24 spalio mėnesį, o dabar yra 26 pavasaris. Bus. Jo, tu sustartavai, tada iki 7-4 dar, jo. Iki 8-3 paskutinis startas buvo prieš beveik 2 metus, tada Lietuvos čempionatas. Insane ten buvo tikrai. Ten jau labai geras buvo pasiruošimas, ten skvatas 2,5 krito, ne, pirmą kartą. Benčas 107, stipru, buvo tikrai stiprus performances. Gaila tada ten su deadliftu. Nepavyko visko įgyveninti, bet come on. Vis tiek tą startą vertinu kaip vieną iš geriausių savo, nes 2 liftai iš 3 žiauriai gerai buvo. Buvau žiauriai gerai pasiruošęs ir tai aišku, skaičiai, rezultatai irgi tą patį dalyką parodo. Tai insane buvo. Bet dabar yra laikas pramušti šitą standartą ir šitai dar užsikelti tokią savo kartelę dar didesnę, žinai. Nes jo, tie rezultatai jau buvo tokie, kur, aš jau pats suprantu, kad aš jau turiu potencialą to nemažai, net ir iki 8-3, nes anksčiau, kai nuperini, tarkim, anksčiau, kai 7-4 buvo, ne, ir perėjau į 8-3. Tas perėjimas nebuvo kažkoks tai irgi, kaip čia pasakyti, labai toksai džiuginantis ir netoks, kokio galbūt tikėjau tada, nes tikėjau to, kad priauksiu už tuos ekstra, nežinau, 5 kilogramus kokius, ar ten 4, ir ten viskas magiškai, žinai, pasikeis ir ten tapsiu gerokai stipresnis. No way. Ant kiekvieno lifto aš turėjau tiesiog grindint, realiai tiek pat, kiek ir anksčiau, kad aš užmesčiau tų kilogramų. Tai šitoj vietoj pas mane buvo toks dalykas, kad, jeigu taip ir toliau reikės grindint, tai, bus sunku. Bet aš mėgstu challenges ir sunkus dalykai yra patys geriausi, daugiausiai atneša tau džiaugsmo, ne? Tai... Tas visas, žinai, pasiimtas darbas visada būna labai labai saldus. Tai visi, ko gero, jau bent jau kažkiek ilgesnį laiką sportuojant, bent jau kelis metus, aš manau, supranta tą dalyką. Tai newbie gains, jie yra faini, kada tu ten pradedi, vien iš technikos, ta prasme, pasiemi kažkiek kilogramų, bet kada užsidirbi, matydamas netgi ir tuos pokyčius, ta prasme, veidrodį, kiek tu raumenų masės priaugai, ne? Tai visi tie, žinai, tas pats ir tavo mindsetas, tai visi, žinai, šitie dalykai, jie tiesiog nėra tas, kad tas progresas tik tai kiek kilogramų pakėlė, bet
Bet jeigu pažiūrint plačiau, nu, tu daug dalykų matai, kur esi paimprovinęs, ta pati technika, jo tie patys kilogramai ir taip toliau. For sure. Iš tikrųjų, Emilė, didžiausias dalykas, koksai mano laimėjimas, kokios pergalės pas mane buvo per pastaruosius 4-5 mėnesius, tai buvo tas, kad atrodo visiškai transformavau, kaip aš suprantu treniruočių procesą. Aišku, čia labai didžiulis indėlis yra mano trenerio. Čia manau, kita tema, galėsime apie tai pašnekėti plačiau, ta prasme, bet šitas dalykas mindsetas ir kaip aš suprantu visą tą procesą transformavosi ir tada man atsivėrė dar daugiau galimybių tokių, žinai. Aš pats pajaučiu, kad aš esu stiprus ir turiu to potencialo, žinai. Bet būtent tada, kai pakeičiau savo mindsetą, pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų buvo, aš visada turėdavau kažkokį savo deadline. Turiu kažkokį liftą, tarkim, benchas, ne, turiu benchą ir atsimenu, buvau susigalvojęs, kad iki ten kokio, nežinau, gal Liepos mėnesio turiu 108 paspausti. Pasiskaičiuoji maždaug, pasidarai analizę, žinai, vis tiek jau, tu esi, kadangi treneris, save coachini, man po tiek reikia maždaug progresuoti, kad aš galėčiau užpykinti ir 108 paspausti. Ir taip, žinai, strateguoji, kartais pataikai, kartais būna labai viskas gerai, bet kartais nepataikai. Tiesiog tokia diena, žinai, iškrenta ir tas dalykas tave taip sukrečia ir demotyvuoja ir tokie blogi vibai, žinai, prasideda pas tave ir tiesiog nėra to tokio flow treniruotėse ir taip toliau. Ir šitoj vietoj taip įstengiau, žinai, patobulėti, aišku, kaip ir su trenerio pagalba. Nes man tas procesas, manau, būtų užtrukęs daug ilgiau, kol būčiau atradęs, nes iki tol aš net nežinojau, kad tokią problemą turiu. Tai čia buvo didžiulis laimėjimas šitoj vietoj. Okay. Jo, tai jau užsiminėjai apie trenerį, ne, ir čia realiai toks pirmas tavo modern yra, galima sakyti, su treneriu darbas. Tai irgi grįžtam prie šitų varžybų to prepo, tai gal kažkiek gali, žinai, papasakot, kaip pats pasiruošimas galbūt skiriasi, galbūt tas pats taip ir vyka, ne, kažkoks jis kitoks, kažkokie, žinai, nauji dalykai, jo, pasakai, pas treneris tave iš tos mindset pusės kažkiek pakeitė, bet, žinai, bendrai, kaip visas šitas dalykas pasikeitė, transformavosi, žinai, visas tavo pasiruošime bendrai, tas įjungimas dar vieno žmogaus į savo kaip atleto kelią. Jo, tai pirmiausia, gal pradėsiu nuo pradžios, žinai, kaip mes pradėjom dirbti kartu su treneriu, kur buvo prieš maždaug 4 mėnesius, plus minus, jo, man atrodo, kažkas tokio. Tai iš esmės transformavosi pats ir splitas, ir kaip aš išdėliojau, kaip mes dabar jau išdėliojom treniruotės savaitės bėgyje. Tas dalykas pasikeitė faktas, bet pasikeitė ne dėl to, žinai, kad, šiaip savo, arba kad tiesiog jis dabar mane pradėjo treniruoti, bet tiesiog nemažai laiko skiriam tiesiog pokalbiam, kaip ir mes su savo atletais, kai mes juos treniruojam, irgi skiriam, ta prasme, unlimited laiką, ne? Tai iš esmės mes su Eidanu irgi tiesiog, jeigu aš jaučiu poreikį, arba jisai jaučia poreikį, ta prasme, kažkokios informacijos, kad reikia susirinkti daugiau, tai mes tiesiog ateinam ir diskutuojam ties to dalykų. Tai pirmiausiai susirinkom tą visą bendrą informaciją, žinai, jisai susirinko apie mane ir po to, žinai, susiformavo tas toksai updatintas splitas. Daug dalykų mes palikom, nes jie buvo vertingi, kas pasirodė, pavyzdžiui, per praeitus prepus, kad buvo man naudinga ten galbūt kažką palikti, kažką tai išmesti, taip sutaiminti. Tai mes tuos elementus tokius sėkmingus mes juos palikom, bet tuo pačiu momentu pas mane buvo ir tokių, sakykime, inconsistencies, tiek ir iš technikos, tiek ir iš jėgos, tiek ir iš performanso. Tai tas problemas mes išsikėlėm tiesiog ir aplinkės ir jau vyko tas visas, žinai, procesas. Tai iš esmės, jeigu tokius highlightus sudėlioti, tai dabar realiai darau didesnį intensyvumą, jeigu taip pasižiūrėjus ant visų 3 liftų, ko anksčiau darydavau tik per tas primary dienas, taip intensyviai, papušindavau tas 4 savaitės intensyviai ganėtinai, tai dabar viskas realiai išsidėlioja taip, kad ir tas 4 savaitės mes tengiamės tokias submaximal padaryti, tiesiog tas average intensyvumas dabar tiesiog yra pakeltas. Tai tas dalykas toksai pokytis, žinai, yra, o
pabaiga, prepas jau pats, ne, ta prasme, kaip mes teiprinam, tai iš esmės viskas, ką aš tiksliau darydavau anksčiau, tam mes realiai palikom. Pasikeitė keletas niuansų, bet iš esmės tai jeigu ta sistema, žinai, veikia, jeigu jinai veiksminga pasirodė, tai tam ten keist. Jo. Iš tikrųjų, kaip ir sakė, jo, treneris apie tave susirinko informaciją pirmiausiai. Kaip ir mes darome, ne pirmiausia, tiesiog apie atletą susirinkam informaciją. Tai vat, aš dar vieną dalyką apie trenerį norėjau paklausti pas tave. Kadangi labai ilgą laiką buvai self-coached, nes aš irgi, pavyzdžiui, susiduriu su atletais, kurie vat, tik tai pradeda pas mane treniruotis. Ir gal tokią kaip žinutę noriu, kad tu ištransliuotum, žinai, kada pradėjai dirbti su treneriu. Bet, kaip sakiau, buvai ilgą laiką save treniravai pats, ne? Ir tiesiog kaip buvo tas pasitikėjimas treneriu, kaip atsirado, ar reikėjo tau to laiko, tos perėjimo, žinai, kad čia viskas, nebuvo taip, kad viskas kitaip, bet, faktas, kad pirmą bloką, aš manau, tau buvo visai toks šokas, nes, nemažai tikrai dalykų pasikeitė, kaip ir pats sakai, tas splitas pasikeitė. Tai vat kaip tas atsiranda pasitikėjimas treneriu, ne? Ir kiek tai yra svarbu. Matai, kadangi mes su Eidinu nemažai bendraujam ir anksčiau biškai bendravom, tai tas dalykas galbūt padėjo nuo pat pradžių, įsivažiuoju taip sklandžiau ir tas pasitikėjimas jo sprendimais, net jisai nebuvo kažkaip tai, žinai, kaip iš jų kažkoks pas mane. Mes tiesiog turim planą ir aš tiesiog executinu, aš labai stengiausi iš pat pradžio, žinai, mąstyti taip, kaip pavyzdžiui, aš esu savo rolėje kaip treneris ir kai aš noriu, tarkim, iš atleto to mindseto tokio, tai aš įsidėjau savai tokią, žinai, rolę ir bandžiau tiesiog, ko įmanoma, taip geriau tą dalyką įgyvendinti ir tas pasitikėjimas faktas, kad nesavimo trenerių ir ta sistema. Faktas, kad yra labai galingas dalykas. Net neturėtų būti kažkur tai gale galvos, žinai, minčių, kad ar čia mes iš tikrųjų gerai darom tai, ką darom. Neturėtų būti to dalyko, nes tai yra stabdis visiškas. Ir gali būti geriausias splitas, gali būti ten geriausi pratimai, išdėstymas, ten savaitės ir taip toliau. Bet jeigu toks dalykas kažkoks yra galvoje, tai yra stabdis visiškas. Ir kaip ir sakiau, dar pradžiai apie tą tokį mindsetą, tai iš mindseto pusės irgi, sakykime, tas treniruočių flow, tai irgi tada būna sutrikdytas, nes jeigu tu darai kažkokią treniruotę, darkim, nežinau, benchas koks arba squatas, ir tas yra programingas pas tave, prieš akis, žiūri tu jį ir galvoji, kažkaip gal ne taip, čia mes darom. Tai reiškia, kad tu treniruotės, tą flow tokį, tu jo neturi, tu, žinai, ateini vos ne taip, kaip tiesiog atlikti mechaniškai tą kažkokį tai darbą ir išeiti, kas iš esmės, gal ir ok, bet kada yra profesionalus sportas arba performance sportas, kur mes norim aiškaus kažkokio rezultato ir pasistumėti į priekį, neužtenka tik tai mechaniškai, mindless ateiti ir padaryti darbą ir išeiti. Neužtenka, reikia tos tokios nuotaikos susikaupimo, tokio flow state pagauti. Reikia tų dalykų, būtinai. Jo, ok. Bet jeigu ir kaip sakot, sakai, visgi nepasitikė treneriu, ne? Atletas dirbant pradžiai, tai vis tiek, ta prasme, atletas turi niekada nebijot klausti pas trenerį, kodėl taip, kad paaiškintų detaliau, nes jo, jeigu laiko savyžnai ir tiesiog netiki tais visais dalykais, tai kaip ir pats sakai, ir pačiam treniruotis, ir sunku, ir nemalonu, ir to progreso, žinai, mes negalim tokio tikėtis, to sklandaus darbo negalim tikėtis pilnai. Tai jo. Jo, žiūrėkit, Hebra, ta prasme, jeigu yra kažkokie tai klausimai, kažkokie neaiškumai, tai jie turi būti kuo įmanoma greičiau sprendžiami tie dalykai. Jeigu rimtai kyla kažkokių klausimų, būna, pavyzdžiui, ir man kažkoks tiesiog klausimas, aš noriu sužinoti, kodėl mes tą kažkokį pokytį padarėm, dar kažką,
mes galbūt su treneriu apie tai nediskutavom, bet jis padarė pokytį. Ir man tiesiog, žinai, taip, kaip ir nelabai reikėjo šito pokyčio, bet man tiesiog smalsu ir įdomu. Ok, ir viskas, ir užtenka realiai to, ar ten žinutė, ar pokalbis, ar voice message, ir realiai 2 minučių reikalas ir ta problema išsprendžiama ir, ok, supratau, viskas, važiuojam toliau. Yeah. Tai čia niekada nereikia vilkinti to dalyko, jei yra klausimas, iš karto jis turi būti sprendžiamas. Tai iš tikrųjų jau net biškai nutolom nuo varžybų, tai nežinau, dar kažką prie varžybų, pačio savo starto kažką nori pridėti, nenori. Apie varžybas galima daug šnekėti. Iš tikrųjų varžybos irgi, Vatsvaidinu šnekėjom irgi tokius dalykus apie mano, sakykime, statistiką, ne, open powerlifting, apie mano patirtį ir visus kitus susijusius dalykus. Tai iš esmės irgi yra tų pačių klaidų, kaip aš, sakykime, savo temptus rinkdavausi, ne, kaip aš kažkokiuose betluose rimtuose performindavau. Nes tiesą pasakius, rimtų betlų pas mane nebuvo daug. Aš esu sudalyvavęs nemažai varžybų, bet pasižiūrėjus tuos rimtus betlus, kažkokius tai prime time'us, A grupės, jų nėra daug. Tai va čia mūsų viena iš užduočių dabar pratintis prie tų tokių sąlygų, kur yra didelis spaudimas, ne, tau yra sukurtas ir nes kaip aš matau save, ne, kokia yra mano vizija, aš tam irgi deadline neturiu, bet aš turiu tokią viziją, kad dalyvauti tarp geriausių dalyvauti vieną dieną, kol kas aš esu dar tik kelyje link to dalyko, nes apie 700 kg total, tai čia yra faktas iki 8-3, tai čia nėra didelė suma ir tu esi toksai labiau link tos B grupės kažkur tai, bet jeigu 700 plus, kažkas tokio, jau link A grupės eini, tai aš save matau tenai ir kad aš savo tą pilną potencialą būtent išpildyčiau, tai man tiesiog reikia tos praktikos ir geresnių tiesiog sprendimų tom sąlygom, kai yra aukštas spaudimas. Tai va, šiek tiek, man atrodo, nukrypau ir aš jau nuo varžybų, bet... Ne, kaip tik, žinai, pridėjai tuos kaip ir, galima sakyti, vis tiek tas uždavinius, ne, faktas, pagrindinis tikslas yra tiesiog surinkti kiek įmanoma didesnę sumą, padaryti kiek įmanoma daugiau sėkmingų attemptų. Ir by the way, bet žinai kas, visiems tas dalykas yra obvious, visiems tai yra, atrodo, jo, tai taip ir turėtų būti, ne kuo įmanoma didesnė suma, kuo įmanoma daugiau sėkmingų bandymų. Bet kaip tai padaryti, tai čia yra didžiausia tokia dalis trikiai, didžiausias yra klaustukas, kaip tai iš tikrųjų padaryti. Šitą teorinį dalyką visi žino, absoliučiai visi, bet tas darymas, actually padarimas, to įgyvendinimas yra aukščiausio lygio tas mastery, sakyčiau. Kai tu darai tai consistently, žinai, tau gali pasiekti ant keletą kartų, žinai, tu gali gerą statistiką pasidaryti, bet kai tu esi, kaip ir skutose, aukšto tokio spaudimo, aukšto streso situacijose ir kai tu demonstruoji tos gerus tokius strykus rezultatų, tai tada tu kietas, tada viskas gerai. Ja, tai... Dar vienas klausimas, nes manau ir žiūrovai irgi matė truputį nominacijas, tai kodėl pas tave nominacijose 7-5 kg total? Paaiškink visiems, paaiškink man, man paaiškinai, bet paaiškink, žinai, žiūrovam, nes jie dabar galvoja, what the fuck. Prisišnekėjau iš tikrųjų, dabar kalbėjau apie tas A grupės prime time'us ir dabar startuosiu pats B grupį. Jo, taip nutiko dėl to, kad praeitų metų mano duomenų nebuvo niekur nedalyvau praeitais metais ir tiesiog dėl šitos priežasties tiesiog negali rasti kažkokios normalios sumos, nes ten 24 metais, ką dariau aš, tai nelabai netgi skaitosi, tai tiesiog parašyti 25 kg prie kiekvieno lifto ir gaunasi 7-5 kg suma. Tai tiesiog būsiu priverstas B grupiai dalyvauti, bet čia būtent dėl to, kad nedalyvau praeitais metais niekur, nėra sukauptų duomenų bazėse, ne, ir būtent dėl to, kad nebūtų kažkokio unfair advantage, žinai, tai tiesiog mane į B grupę nustumė ir viskas. Nelabai gerai, bet ką padarysi.
Nu jo, nelabai gerai, nes nežinosi net tų, kas po tavęs pasirodys, tos A grupės. Bet jo, nu, vis tiek. Nepaslaptis, kad būsim kartu, aš tave handinsiu, tai man irgi bus tokia, Smagu bus. kaip ir pirma patirtis, nu, aš buvau dabar jaunimo Europos čempė, padėjau tau handlint, bet žinai, kad pilnai visas darbas ant manęs ir international varžybose dar tokios patirties neturiu, tai bus labai įdomu. Tave kaip trenerį pažįstu puikiai, kaip asmenybę pažįstu gerai, kaip atletą pažįstu prastai. Nu, nėra kad prastai, bet sakyčiau, mažiausiai, žinai, tai vat, bus irgi tokia man įdomi patirtis. Tai aš manau, kad faktas, bus viskas gerai, tikrai pasirūšėm gerą game day planą, tai bus labai įdomu. Jo, ta prasme, strategiją turim, kad B grupė startuojam, tai nėra idealu, bet vis tik tai nekeičia pačio fakto, kad ta prasme bandysim, kuo įmanoma geriau tavo strategiją tiesiog išpildyti, padaryti, o paskui jau žiūrėsim A grupės startus, tiesiog eisim į tribūnas ir žiūrėsim, kaip ten kas sekasi. Tai tiesiog reikia galbūt tikėtis, kad pavyks užkelti didelę kartelę tiesiog, kad A grupės varžovai mūsų neaplenktų arba aplenktų kuo mažiau. Bet žinai, yra su B grupiai pasirodant ir žinant, kad tu vis tiek, nu, pagal pajėgumus ant popieriaus, ne ant to popieriaus, kur nominacijos, bet ant popieriaus Open IPF, vis tiek esi, nu, top 5, top 3, žinai, ir irgi, nu, performint, jokio, žinai, tu spaudimo neturi, nes tu tiesiog turi ateiti, užfiksuoti kiek įmanoma aukštesnius skaičius, ką iš savęs gali išmaksint, ir jo, kaip sakė, eiti ramiai tribūną stebėti, o va tiem A grupiai bus toks challenge, žinai, pasispaust. Kas čia tas bičas iš B grupės su 7-5 kg atėjo ir uždėjo tokią nežmonišką sumą, kur ten paspaudė 108 kg, whatever, tai tas jau yra tikrai nemažas skaičius. Tai vat. Jo, bet žinai, vis tiek tokio kalibro varžybose, kad tai vis tiek yra Europos universitetų, bet vis tiek čia jau susirinka žmonės, kurie ruošiasi, kurie stipriai sportuoja, treniruojasi. Gal tai nėra tas Europos Open, žinai, lygis čempų, bet tai vis tiek yra aukštas lygis. Tai aš net nebejoju, ta prasme, kad bus ne vienas, ne du ir ne 3, kurie, žinai, bandys atbytinti tą rezultatą. Gal kažkam pavyks, gal kažkam nepavyks. Mes to šiai dienai nežinom. Ką mes galim kontroliuoti šitas kelias paskutinės dienas, kuo įmanoma geriau viską padaryti šitoj vietoj ir execute, kuo įmanoma geriau. Labai gerai užbaigiai, manau, šitą temą uždarai apie čempą. Tai kas toliau pas mus? Toliau iš tikrųjų galim dar aptarti, žinai, mūsų, kas laukia Lietuvoje. Už 6 savaičių, plus minus, nes dar gali data biški keistis. Gavau informacijos praeitą dieną, bet maždaug už 6 savaičių laukia ir Lietuvos jaunių ir jaunimo čempas. Tai šitam čempė, iš tikrųjų, kaip aš matau jį, tai matau vėl, žinai, kažkokį naują sezoną, naują galimybę, sakykime, tiem patiem ir mūsų sportininkam, kurie praeitais metais irgi pasirodė, labai buvo motyvuoti, bet galbūt ar tai nepateko į Lietuvos rinktinę, ar tai mes dar buvom pasitarę, kad dar biškai per anksti, žinai, startuoti ten international čempionatus. Tai aš matau šitas varžybas kaip tokį naują exciting kažkokį tai momentą, žinai, Lietuvos jėgos trikovės istorijų ir mūsų sportininkų. Ir nepaslaptis, mano treniruojami sportininkai, keletas iš jų nori, labai yra užsidegę patekti į Lietuvos rinktinę ir startuoti metų gale gruodžio mėnesį Europos čempionatą. Pas tave irgi žinau, kad yra tokių planų. Yra. Žiūrėsim ir realizuoti tą dalyką. Dirbam sunkiai dirbam dėl to, iš tikrųjų, bendrus pajėgumus sumetę. Ir kol kas labai gerai gaunasi. Tai tas dalykas labai mane, taip žinai, pozityviai nuteikė šitam visam sezonui, naujam
kaip čia galima tai pasakyti. Ir manau, kad bus labai tokios įdomios varžybos ir, žinai, vis tiek tie tarpai tarp varžybų yra, ganėtinai dideli, tai irgi pasimatys, kas per tą vadinamą off-seasoną dirbo iš tikrųjų taip stipriai, žinai, ir bus labai įdomu pamatyti, kaip tas dalykas realizuojasi. Nes nežinau kaip tau, bet man kartais būna, kad, žinai, coachini žmogų ir tada, tarkim, atvažiuoji į varžybą, sudalyvauji, okei, viskas liuks labai sėkmingai ir taip toliau, arba taip, kaip ten planuota. Bet paskui, tarkim, sekančius varžybos ir tau kažkoks flashbackas dar stovi iš po praeitų varžybų, kaip jis, tarkim, kaip pavyzdys, tupė 200, dabar tupė ten 220 arba 230, žinai, ten po 4 mėnesių ar 5 mėnesių, whatever. Ir taip galvoju, wow, čia tas pats žmogus, žinai, daro tokį progresą, žinai, nes kai treniruoji, tu vis tiek pasigauni tą tokią, kaip čia pasakyti, rutiną. Ne tai, kad negatyviai rutina, bet tiesiog tokia rutina, žinai, ten spaudė, žinai, kažkokios tai problemos, klaidos yra kažkokios, kad tvarkom, žinai, čia gal biški daugiau susijęmam ir taip toliau. Dabar prasme, tiesiog tokius daily tokius dalykus darai ir paskui, kai jau laikas yra parodyti, ką mes padarėm, tai toks kartais būna wow efektas. Mes tai padarėm, žinai. Jo, insane. Iš tikrųjų būna tai sportininkais, kurie deda didelės pastangas treniruotėse, nežinau kaip tau, bet bent jau man būna varžybose iš vienos pusės ramu, nes aš žinau, kad jie, ta prasme, sunkiai dirba varžybose, kad jie atitinka visus standartus, viską, ta prasme, ten klausimų nėra, bet iš kitos pusės neramu, nes norisi, žinai, tą visą rezultatą, kuriuos PR-us darė, žinai, refkėse, dar ir permuš varžybose, kad pilnai parodyta, žinai, visą potencialą. Toks iš vienos pusės būna ramu, iš kitos pusės biški toks ir jaudulys, žinai, už tą žmogų. Jo, bet kai, žinai, kai tu esi gerai pasiruošęs, tai to jaudulio lygis, jisai tiesiog yra toksai optimalus, jis tai padeda netgi treneriui geriau ten kažkokius sprendimus pasirinkti. Žinai, kaip būna tas toksai prieš varžybas, kaip sportininkas, tas jaudulio toksai lygis, kur padeda tau performinti. Tai čia irgi realiai toksai, žinai, sveikas, toksai stresiukas, žinai. Tai jo, tai tas dalykas visada yra kažkiek. Visada, kai kažkas performina, tai kažkiek pergyveni, bet iš esmės, jeigu gerai viskas buvo paruošta, tai viskas kaip per sviestą eina. Good. Kas toliau. Nežinau, ką dar čia šitą temą įsiplėst. Manau, kad išsiplėst labai dar, ankstoka. Nes, kaip sakai, dar nėra tos tikslios datos, nominacijų dar nežinom, jokių predictionų kažkokių dar negalim sakyti. Tai, jo, aš kaip tik norėjau sakyti, žinai, kai gausim nominacijas, jau kai bus, mažiau laiko iki varžybų, tai tada galėsim pastrateguoti, pasižiūrėti, žinai, gal kažkokius savo mini statymus pastatyti, žinai, kas ten kažką laimė, žinai, svorio kategorijos. Nesakau, bus įdomu ir galutinai pamatysim kitas nominacijas, tai manau, galėsim tikrai dar apie tą čempą pasišnekėti. Atsidarys powerliftingo statybų bendrovė. Jo. Negalima gal, o gal legaliai ir galima, nežinau. Neįsigilinant į tą klausimą. Visas sporto šakas galim. Jo, iš esmės taip. Jo, Emili, tai nežinau, mano varžybos už keletos dienų. Iš esmės, jeigu taip trumpai pasakant, tai labai laukiu. Esu geriausiai pasiruošęs. Startas nėra optimaliausias, nes jis dar bus ir pirmoji dienos pusėje ryte ir B grupiai, bet kažkaip nesuku galvos, dėl to praeitą dieną dar diskutavom. O sako, kaip tu nesuki galvos, kad tau, tarkim, ten šitas svėrimo laikas toks ankstus, toks, žinai, galbūt nepalankus ir taip toliau, bet kažkaip ramiai visiškai, sakau, jaučiuosi ir netgi nelabai kažkokio streso, žinai, jaučiu. Pajausiu, faktas, atvažiuosiu į Prancūziją, kažkiek jausis tas dalykas, bet kaip ir sakiau, tas toksai geras, tas kiekis streso jisai padeda. Tai manau, kad viskas bus labai gerai. Ir dar esu excited, dar esu excited naują Lietuvos singletą užsidėti ir su jo performant. Aš manau, pridės +5 kg prie tautų. Tai būsi pirmas realiai
kuris šitą naujos eros singletą dėvės. Tai bus tokia atsakomybė. Reikės gerai pasirodyti, jo. Kaip sakai, žinai, dėl to streso, nu tai jeigu tu žinai viską, žinai, kad gerai padarai treniruotėse, gerai susidėlioji varžybų planą, jauti, kad tiesiog bendrai gerai jautiesi, neturi jokių skausmų, diskomfortų didelių turiu omeny, nes mažųjų visada būna. Mažųjų, nu, ne visada, bet dažnai ir daugam. Tai tiesiog, ko ten, žinai, per daug parintis, taip sakant, patirtie, žinai, yra, tai tiesiog reikia varyti, enjoyint, nes jo, turiu, kaip sakai, tą ilgą visai nedalyvavimo varžybose gepą, reikia jų užpildyti. Dar vienas dalykas dėl to gepo, ta prasme, čia irgi pusiau toks džiaukas, kad, žinai, paskaičiavus, tai pono tą off-season arba tarpus tarp varžybų, nu, va dabar, tai ta prasme, tas tarpas galbūt ilgesnis, nei kažkieno karjerą powerliftingo tęsis. Viskas, su tuo ir uždarom, manau. Jo, gerai, tai žodžiu, nusiteikimas geras, laukiam varžybų ir varysim su Emiliu antradienį, išskrendam trečiadienį varžybos. Aš manau, kad viskas bus labai gerai ir kitą kartą sugrįšim jau su rezultatais, kaip mums sekėsi ir ką mes parsivežam iš tos Prancūzijos. Tai va šiam kartu tiek, ne? Viskas. Gero penktadienį. Su gero. Padarysi svorį.